Taip. Tai taip atsitiko, kad neturėjau laiko organizuoto atskiro webinaro, nu, labai man irgi gaila, nu, niekaip jau negalėjau to padaryti, bet tada sugalvojau, kad visgi kas ir žino šitą teoriją, kas žiūrės įrašą, tai vis tiek labai svarbu yra pakartojimo tikslams tą padaryti ir kas išvis labai blogai gaudys trigonometrijai, tai šiandien parodysiu, pradėsim nuo teorijos ir, nu, trigonometrija šiaip, kad išpasakot visą teoriją, tai tikrai čia neužteks, nu, 1 valandos, nu, gal 2 užtektų valandų, 1,5 tai gal, kad parodyt dar kažką. Bet aš pabandysiu kažkaip konstruktyviai parodyt, kas yra labai reikalinga jum per egzaminą, kas gali būti ir ką tikrai jūs, nu, panaudosit per tą egzaminą. Tai pradėsim nuo paprastų tokių dalykų, bet labai svarbu irgi, kas šiaip yra trigonometrija. Tai trigonometrija yra viskas, kas liečia kosinusus, sinusus, tangentus, katangentus. Kas liečia ir funkcijas, ir kas yra, tarkim, kai mes planimetrijos kursą turėjom ir buvo tiesiog užduotis, ar ne, kosinusų teorema trikampyje, tai čia irgi visur naudojam kosin savokas. Dabar, kad atsakyti klausimą, kas yra kosinusas ir sinusas, ir jeigu užduotyje bus toks klausimas, raskite sinusą, tai turbūt reikia, nu, gerai žinoti, ar ne, ir prisiminti, kas yra kosinusas, sinusas, tangentas ir katangentas. Tai čia, nu, tikrai mes apie tai šnekėjom, bet gal ne iš tokio lygio, aš labai greitai tada parodysiu ir užakcentuosiu, kad mūsų trikampis, kuriame mes dabar esam, turėtų būti status trikampis. Būtinai. Tai savokas kosinus, sinus, tangens ir katangentas pas mus yra tik jeigu trikampis status. Kampas gali turėti, nemaišykit, kampas gali turėti, vat, įsivaizduokit, yra toks trikampis ir jums yra pasakyta sinusas šito kampo kažkoks ten. Ir jūs sakysit man, bet čiagi nėra, nu, tas statusis trikampis, kodėl čia sinusas gali būti. Sinusas gali būti bet kurio kampo paskaičiuotas ir jums duotas. Bet pats sinusas yra iš savokos apie status trikampį. Tai ko jūs nematot, kada jums duotas sinusas kažkokio va šito kampo, kad teoriškai jie padarė statų trikampį ir tada paskaičiavo tą jūsų kosinusą. Tai čia tiesiog žinojimo, kad taip gali būti, bet jums tai užtenka žinot, kad tik statusis trikampis ir ten mes jau bendraujam ir šnekam apie savokas sinus kos. Nu, labai greitai, ar ne? Kas yra sinusas? Kampą pažymėsim mes tik vieną. Sinusas būna kažkokio kampo. Sinusas be kampo niekur negyvena, ta prasme, negali būti tiesiog sin. Reikia, kuo sinusas yra. Tai sinusas kampo kažkokio. Tai kampo alfa dabar žiūrėsim. Sinusas yra santykis B su C. Tai priešingas statinės ir įžambinė. Tai iš tiesų čia yra tiesiog santykis, jums tas žodis labai tiktų, jeigu kas nesupranta, tai sinusas, kosinusas čia apie santykį rodo, koks yra santykis kraštinių, vat ir viskas. Kas liečia kosinusą kampo alfa? Kosinusas yra santykis kraštinės, kur yra, ne kraštinės, geriau statinės sakyt, ar ne, kur guli šalia, ar ne, yra prie irgi įžambinės. Viskas. Dabar kas yra tangentas? Tangentas yra jis santykis statinių tarpusavę. Tai B iš A. Ne iš įžambinės jau, o iš... Palaukit, tai padarysiu. Iš A. Nu ir kažkaip katangentą labai niekas nemėgsta minėti, nežinau, kodėl iš programos katangentos dingo, bet, nu, iš tiesų katangentas tai atvirkščiai yra tiesiog santykis statinių, kuris yra šalia ir statinių, kuris yra priešais. Viskas, nieko sudėtingo. Tai gerai, tai čiagi tiesiog pagrindinis dalykas, kas yra kosinusas ir sinusas. Čia yra santykis kraštinės, kažkokios su įžambinė, arba santykis statinių tarpusavį, arba santykis, nu,
tiesiog, sakykit, trikampį, bet kurios kraštinės su įžambinė. Gerai, toliau, kaipgi tas viskas taip apsunkėjo, kad turbūt ne vieną kartą matėt, atsiranda kažkoks apskritimas, kur mes ten žymim sinusą, kosinusą ir taip toliau. Kaip mes perėjome iki ten? Taip, atsiranda vienetinis apskritimas. Vat būtent vienetinis. Aš tai čia nubražyčiau. Ne, gerai. Atsiranda toks vienetinis apskritimas. Kodėl jis yra vienetinis? Ir kodėl būtent toks? Įsivaizduokit, kad čia viskas labai lygiai. Taip, vienetinis apskritimas tiesiog reiškia, kad spindulys šito apskritimo yra vienetas. Vat būtent, ne koks kitoks kaip vienetas. Čia yra. Įsivaizduokit, kad čia yra koordinatės, ar ne? Čia yra x ašis, čia yra y ašis ir čia yra tiesiog nulis, taip, pagal x ašį ir čia yra vienetas. Čia irgi bus vienetas. Čia bus -1 y atžvilgiu, ar ne? Ir čia bus koordinatė irgi -1 x atžvilgiu. Tai va, tai šitas apskritimas vadinasi vienetinis. Dabar, kokį sąryšį turi su sinusu, kosinusu, tangentu ir taip toliau? Sugalvojo taip, kad būtų paprasčiau žymėti, kaip santykį, priklausomybę laipsnių nuo to santykio kraštinio per apskritimą. Dėl ko? Dėl to, kad laipsnis, apskritimas turi 360 laipsnių. Ir žiūrėkit, ant apskritimo galit savo pažymėti, ant pačio apskritimo, bet kuris taškas yra laipsnis kažkoks gyvena ant apskritimo. Ir jums labai svarbu prieš egzaminą žinot tą apskritimą radianais. Vat kažkaip labai retai būna, kad mes matom laipsnius. Vis dažniau mes perinam prie radianų. Paprasta formulė, kad jums gaut radianus, jums reikia jūsų kampą, turimas kampas čia jūsų alfa, padauginti kart pi ir padalinti iš 180. Tai va, čia tokia formulė, kaip perit prie radianų. Ir aš šiaip nesiūlyčiau kiekvieną kartą žinoti šitą formulę. Man atrodo, jinai gali būti, kad yra formulių lape, bet aš taip nežiūrėjau. Prie apskritimo gali būti, kad jinai kažkur yra. Bet aš tai šitos formulės, taip pasakysiu tiesiai, nežinau. Mintinai turiu omenyje. Aš ką darau? Aš žinau labai gerai apskritimo taškus. Ir jums irgi reikia labai gerai žinot šitus taškus. Žiūrėkit. Šitą tašką čia yra pi iš 6, 30 laipsnių. Kodėl aš sakau, kad čia yra laipsnis? Vat žiūrėkit, jeigu mes pravesim taip, tai vat šitas kampas tiesiog reiškia 30 laipsnių. Kaip laikrodį žiūrėtumėm, ar ne? Tai taškas paprastai žymimas ne va čia pasirašom 30 laipsnių, o kažkaip žymim ant apskritimo pačio. Taip sugalvota patogumui. Toliau, kitas taškelis per vidurį, kuris eitų, taip lygiai per vidurį. Tai yra kem 5 laipsniai ir kem 5 laipsniai yra pi iš 4. Siūlyčiau išmokt, o ne kiekvieną kartą taip pervedinėt savo laipsnius ir radianus ir atgal. Reikia šitus taškus žinot. Kitas taškas, kuris irgi čia po 30 laipsnių žingsniuojam, yra 60 laipsnių ir šitas taškas yra pi iš 3. 60 laipsnių. Būtinai šitą tašką žinot. Toliau, taškas, kuris čia yra per vidurį, aš sakiau, kad koordinatė y yra vienetas, bet mes dabar apie laipsnius šnekam. Tai čia yra 90 laipsnių, numatom, ar ne, kad ketvirtis 90 laipsnių. 90 laipsnių yra pi iš 2. 90 laipsnių. Kitas taškas svarbus, šiaip, jeigu minimaliai išmoksit bent pirmą ketvirtį. Taip, kaip čia, pi iš 6, pi iš 4, pi iš 3, pi iš 2, kur yra ir kiek čia yra laipsnių. Po to minimaliai dar reikia žinot, kad čia yra pi 180 laipsnių, pusė apskritimo 180 ir realiai būtų svarbu žinot 3 pi iš 2 šitą tašką, kad čia yra 2
70. Va. Ir jums užteks, žinokit, nenoriu sunkinti jums gyvenimą, visi turit skaičiutuvus, jeigu ką galėsit įvest, bet parodysiu, kur reikalingas irgi šitas apskritimukas yra pas mus. Tai gerai, dabar aš šnekėjau tik apie laipsnius, dabar nešnekėjau, kaip čia susijęs su kosinusu, su sinusu. Reikia kažkaip, va čia labai trumpai pabandysiu irgi greitai paaiškinti, kodėlgi sinusas, kodėlgi kosinusas atsiranda ant šito apskritimo ir ką tai reiškia. Žiūrėkit. Aš pasirinksiu bet kurį tašką. Tai, tarkim, šitą tašką pasirinkčiau. Pi iš 3 noriu 60 laipsnių pasirinkti tašką. 60 laipsnių čia yra šitas kampelis pas mane. Pažymėsiu aš kol kas šitą tašką A. Taškas A turi koordinatės XA ir YA. Kur yra mano XA? Tai čia koordinatė XA ir YA ant Y ašies, YA. Taip. Kaip matot, atsirado kažkoks jau trikampis. Kaip aš ir sakiau, labai būtų neblogai, jeigu būtų statusis trikampis. Ir mes pažiūrėkim į šitą trikampį dabar. Į šitą. Taip. Kaip aš galiu pasakyti, kam lygus sinusas kampo alfa. Kampas alfa yra va šitas kampelis. Kuris pažymėtas čia, alfa. Dabar sinusas yra santykis priešingo statinio. Priešingas statinis yra šitas, va, šitas, ar ne? O čia yra iš tiesų YA. Tai ilgis, ar ne? Koordinatė pagal Y ir yra ilgis. YA dalint iš įžambinės. Įžambinė mano yra čia. Ir dabar, kadangi čia yra vienetinis apskritimas, tai aš galiu pasakyti, kad spindulys vidutinio apskritinio yra vienetas. Tame yra esmė. Ir gaunasi, kad čia tiesiog YA koordinatė dalyt iš vieneto. Toliau, kosinusas. Tas pats viskas, tik reikia man statinį, kuris yra šalia. Tai XA dalint irgi iš vieneto, nes įžambinė yra vienetas, spindulys mūsų. Ir jūs galų gale gaunat, kad kokia išvada iš čia, prie ko aš vedu, ką jūs tikrai turit žinot. Kad sinuso reikšmės, sin alfa reikšmės, būtent reikšmės, yra ant, aš sakau gyvena, bet nesvarbu. Ant Y ašies, o Y ašis, o Y. O kosinus reikšmės, o X ašis. Nes mes tiesiog tą ir matom, gaunam sinusas čia tiesiog Y, o kosinus X. Tai va, tai šitą dalyką savo tikrai būtinai pažymėkit. Sinuso reikšmės gyvena ant Y ašies. Kosinuso reikšmės yra X ašis. Laipsniai gyvena ant apskritimo. O kas jau liečia koordinatės, būtent koordinatės, čia yra arba sinusas, arba kosinusas. Ant Y yra sinuso atsakymai, taip pasakysim. Jeigu jūs, tarkim, turit šiam laipsniu, jūs tada įveskit į skaičiuotuvą šiam, paspausit sinusą ir gaunat atsakymą. Net galit tą padaryti. Kad jūs suprastumėt, kodėl taip vyksta, žiūrėkit, 60 sinusas, čia plus minus 0,8. 0,8 čia sinusai gyvena ant Y ašies, Y. Čia ir yra tas taškelis, koordinatė Y, plus minus 0,8. Čia matosi, kad prie vieneto artėja. Ir viskas. Pažymėkit savo, sinuso reikšmės žiūrit koordinatę į Y, kosinusą į X. Viskas. Ir nemaišykit. Čia galima daug pasakot, bet neturim tam laiko. Dabar, koks svarbus momentas iš čia dar išlenda, kurį reikia žinot, bet jeigu jūs supratot, kad sinusas yra Y, o kosinus X, tai jums nebus sunku. Žiūrėkit, mes turim ketvirčius, ar ne?
gal pamiršau pasakyti, bet čia pirmas ketvirtis ir mes skaičiuojam prieš rodiklį. Šitas ketvirtis vadinasi antras, šitas trečias ir šitas ketvirtas ketvirtis. Tai va, tai mes galim nustatyti reikšmes sinuso ir kosinuso kiekvienam ketvirčiui. Mat, aš taip greitai padarysiu. Labai dažnai būna šitų klausimų per egzaminą. Ir aš nukopinsiu 4 kartus, man čia reikės. Nu, žodžiu, noriu gražiau, bet gaunasi kažkaip ne kažką. Gerai, palaukit. Jums vis tiek po to šitas konspektas bus, norisi, kad normaliai atrodytų. Aš gal, jeigu turėsiu laiko, padarysiu jums gražų tokį konspektą ir irgi, jeigu padarysiu, tai aš bet kokiu atveju atsiųsiu jum, kaip su trikampiais buvo su to konspektu, tai ir šitą irgi atsiųsiu. Va, žiūrėkit, padarysim taip pat. Va. Tai dėl ko aš taip čia padariau? Žiūrėkit, sinuso reikšmės, va čia apie sinusą pirmas kvadratėlis, sinuso reikšmės. Kur sinusas yra teigiamas ir kur sinusas yra neigiamas, labai dažnai būna toks klausimas. Nu kaip tą apibūdinti? Žiūrėkit, sinuso ašis yra y ašis. Kur y reikšmės yra teigiamos? Visur čia. Nu, nes ten pliusai tiesiog nuo 0 iki vienetų, taip? Tai čia pliusas ir čia pliusas. O visur, kas yra žemiau 0, pagal y ašį yra minusinis reikšmės. Tai gaunasi, kad jeigu yra bet kuris kampas iš pirmo ketvirčio, iš antro ketvirčio, tai sinusas bus teigiamas. Jeigu yra iš kitų ketvirčių, tai sinusas bus neigiamas. Viskas. Ir taip jūs galit, vat sakau, neprivalot viską žinot, bet jeigu jūs suprantat, kas yra kur kokia ašis, tai viskas bus ok. Žiūrėkit, čia irgi kosinusas. Kosinuso ašis yra x, aš ją pažymėjau, tai x yra teigiamas čia ir čia, o čia yra neigiamas reikšmės. Dabar, kodėl čia yra dar tangentas ir katangentas? Tangentas ir katangentas ašių neturi, nes, viskas jau x, y užimtas, tai nesunkinsiu gyvenimą, tiesiog tangento ir katangento atsakymus mes sprendžiam iš to, kad tangentas yra sinusas iš kosinuso, o katangentas yra kosinusas iš sinuso. Čia sąryšiai trigonometriniai. Šito sąryšio nėra per egzaminą, tai irgi pasižymėkit savo. Tai tada pliusą dalinti iš minuso minusas, čia pliusas, aš suprantu, kam greitai, tai jo, čia yra greitai. Nenoriu nieko tokio pasakyti, bet čia labai skubu. Lėčiau reikia pasakoti šitą teoriją, bet kaip jau yra. Gerai, viskas. Toliau, ką tikrai irgi reikia žinoti ir ko prireiks, šitos informacijos nėra formulių lape, šitos informacijos. Tikrai turit viską iš čia žinot ir suprast. Dabar, kas su formuliam trigonometriniai sąryšiai, ko prireiks? Žiūrėkit, būtinai. Sinus minus alfa yra tiesiog minus sinus alfa. Pažymėkit savo, aš aišku atsiųsiu ir greitai užrašysiu. Jeigu kosinusas minusinio kampo, tai čia yra tiesiog cos alfa. Nėra šitų formulių, dėja reikia žinot. O gal yra šitos? Ne, palaukit, pažiūrėsiu. Aš nukopinau viską. Jeigu ką, mes pažymėsim, kad yra. Tangentas, taip. Tangentas, katangentas, ten nekreipkit dėmesį, aš tiesiog dėl viso ko rašau ir katangentą, bet katangentą kažkaip nieks čia nežiūri. Viskas ir paskutinis dalykas labai svarbus, čia yra sąryšiai trigonometriniai. Dabar pirmas sąryšis. Labai svarbus šitas. Sinus kvadratu alfa plus kosinus kvadratu alfa yra vienetas. Pažymėkit savo, nebuvo nei vieno egzamino, kur nenaudojam šito. Iš čia
sinusas kvadratu alfa yra vienetas minus kosinusas kvadratu, nu kas logiška tiesiog iš šito. O kosinusas kvadratu alfa yra 1 minus sinus kvadratu alfa. Šiandien pažiūrėsit, kur čia reikalinga informacija, va šitas labai svarbus. Ir šito nėra formulė lape tikrai. Antras dalykas, tangentas alfa kart katangentas alfa duoda vienetą. Irgi nėra formulė lape. Trečias svarbus. Tangentas jau užrašiau viršui, bet tangentas alfa čia yra tiesiog sinusas iš kosinuso. Nu ir tuo tarpučia katangentas yra atvirkščiai kosinusas iš sinuso. Čia vat viską, ką reikia pakartoti. Ir toliau jau yra du trigonometriniai sąryšiai, parodysiu dabar, kas yra formulė lape. Ir viskas. Ir dar tada dar dvi formulės, bet čia A lygio. Jeigu norit turėti daugiau šansų išspręsti bent kažką arba papildomas užduotis, tai turėtumėt žinot kosinusų dvigubo kampo formulę, kad čia yra kosinusas kvadratu alfa minus sinus kvadratu alfa. Ir jeigu sinusas dvigubo kampo, tai čia 2 sin kart kos. Nu, sakau, jeigu prieš tai blogai žinojo trigonometriją ir šitą informaciją vos ne pirmą kartą girdi, tai kosmosas atrodo labai daug visko, bet šiaip tai jo, tai va turėsit šitą lapą, trigonometriniai sąryšiai, viską, ką turit žinot. Šitie kaip ir papildomi, bet siūlyčiau išmokti, nėra labai sudėtinga ir ten, kur šauktukas, čia labai labai svarbus dalykas. Aišku, aš visko nepapasakojau visko, bet, bent tiek. Žinokit, svarbi informacija yra jau čia pas jūs. Dabar, kas yra formulių lape, pažiūrėkim. Vat, matot, trigonometrinių funkcijų sąryšiai. Šita formulė yra šitas sąryšis. Nu, čia tiesiog kaip koks sąryšis tarp jų yra. Toliau dar yra toks sąryšis ir toks. Tiesiai pasakysiu, labai retai mačiau, kad reikia naudot, gali būt, kad matysit, jeigu reikia kažką su trigonometrija ten daryti, išreikšti kažką per kažką, tai gal jums padės ir kas čia yra parašyta, bet šiaip tiesiog sakau, retai naudojama, bet žinokit, kad yra tokie sąryšiai. Dažniausiai tai naudojam šitą pirmą dalyką ir antrą ir trečią. Šiaip visur pažymėsiu, visgi reikia žinot. Turėkit omeny. Dabar, kas dar yra? Sinusas, čia ne dvigubo kampo, čia yra alfa plus beta, kažkoks sumos, ar ne? Tarkim, sinusas 100 plus 30. Ir kaip galima perrašyti pagal formulę tokį sinusą. Taip pat su kosinusu ir taip pat su tangentu, jeigu prireiks. Viskas, daugiau čia nieko nėra. Toliau matome lentelę, ar ne, reikšmių lentelę, čia jūs galit pasižiūrėti ir taip sakysim, gal nereikia išmokti, ar ne, pilnai, kad matot, kad 30 laipsnių yra pi iš 6, 45 laipsniai yra pi iš 4, 90 yra pi iš 2. Jeigu ką, jūs šitą informaciją čia turėsit, tai neturi būti sunku su tais radianais. Ir tada turim reikšmes, ar ne, kad sinusas 0 yra 0, ir sinusas 30 yra 1/2 ir taip toliau. Bet ką jums, kaip galės ir skaičiuotuvas duoti teisingą atsakymą, jeigu tiesiog paspausit 30 laipsnių ir paspausit sinus, turėtumėt gauti šitą reikšmę iš lentelės. Ir trigonometrinės lygtis. Kaip spręsti lygtį, jeigu jūs matot, kad lygtis yra tokio pavydalu, sinus x kažkam lygus, kažkam būtent skaičius yra iš kitos pusės. Tai nieko negalvojat ir sprendžiat pagal šitą, taip užrašot atsakymą, kaip čia parašyta. Aš šiandien prademonstruosiu, bet esmė tame, kad nieko čia nereikia taisyti. Dabar vienas dalykas, gal kuris galėtų biškį gąsdint, matot, čia visur yra toks arksin, arkkos, arktangens. Kas čia yra? Čia yra atvirkštinė funkcija. Aš čia šalia gal pažymėsiu. Pas mus kas yra, ar ne? Sinus alfa lygus kažkokiam skaičiui. Čia yra, pažymėsiu, skaičius, o čia yra laipsnis, kampas. Laipsnis rašysiu. Taip? O arksinusas, arksin,
yra atvirkščiai. Ark sinus šito skaičiaus ir atsakymas yra laipsnis. Nu čia va toks atsakinėjai į klausimą, jeigu aš turiu jau atsakymą, jeigu turiu reikšmę sinuso 1/2, tipo kuris kampas duotų man tokią reikšmę. Tai va čia atvirkščiai yra skaičius, o čia laipsnis. Nu ir viskas. Daugiau nieko čia tokio nepapasakosiu. Ant skaičiutuvo ark kos, ark sin, ark tan gali būti neparašyta taip, bet dauguma skaičiutuvų turi sin minus 1 laipsniu, kos minus 1 laipsniu. Čia reiškia ark sinusas. Čia yra tas pats mygtukas. Tai va, tai ark sinuso negalit nuo laipsnio imti. Ark sinusas skaičiuojasi tik nuo skaičiaus, o sinusas tik nuo laipsnio. Tai va, čia gal svarbus toks momentas, va šitas supratimo momentas. Viskas. Dabar pačios trigonometrijos egzaminį, tokios grinuosius, būna nedaug. Bet jinai viduj planimetrijos, viduj stereometrijos pasitaiko ar viduj kitų lygčių. Bet pačios tokios grinos tai būna mažai. Bet aš čia vat radau jum, kur yra grinoji tokia trigonometrija, o šiaip viduj kitų užduočių būna. Vat pažiūrėkit, pirma dalis, dažniausiai ir būna per pirmą ir antrą dalį. Žiūrėkit, kai alfa priklauso nuo 90 iki 180, tai sinuso reikšmės priklauso intervalui. Geras klausimas. Dabar greitai nubraižykim savo, kokiagi čia yra situacija. Mano vienetinis apskritimas. Mes šnekam apie sinuso reikšmės. Sinusas yra OY. Paryškinu aš savo tą OY ašį. Dabar alfa yra laipsniai. Laipsniai gyvena ant apskritimo. Čia kažkaip negražiai tas pavyko. Oi, kokia graži strelytė, bet nežinau, kad taip galima. Nu, nesvarbu. Taip. Tai alfa nuo 90 iki 180. Čia yra antras ketvirtis. Vat šitas ketvirtis, taip. Visi mano kampai yra čia. Dabar, sinuso reikšmės. Beje, pažymėsiu, kad 90 yra įskaičiuota, o 180 intervalas yra atviras, tai šito taško aš neimu. Dabar reikšmės yra ant Y ašies, nes matot klausimas apie reikšmės. Tai aš ir žiūriu, ant Y ašies kokios gali būti koordinatės. Va, čia pravedam, va taip. Kokia čia? 0, o ten vienetas. Nuo 0 iki vieneto gaunasi. Ir vienetas gali būti, o 0 negali būti, nes čia 180, matot, neįskaitinai tą koordinatę. Tai nuo 0 iki vieneto. 0 neimtinai, o vienetas imtinai. Atsakymas būtų C. Tai matot, grinai teorinis klausimas, pagal šitą vienetinį apskritimą. Toliau, 5. Irgi, grinai teorinis ir apskritimas net yra nubraižytas. Pažiūrėkim. Pavaizduotas vienetinis apskritimas, kurio centras yra taškas O, remdavėsi nustatykit M koordinatės. M taškas. Jeigu jūs gerai žinot, kad jau kartuoju 10 kartą, kad kosinusas tai yra X koordinatė, o sinusas rodo Y koordinatę, tai jūs tiesiog paimsit skaičiutuvą, paspausit kos 150 ir gausit šitą koordinatę. Tik jūs žiūrėkit, kad jūs gausit su pliusu, bet jinai turi būti su minusu. Jūs gražiai gal kas turi tos skaičiutuvus, kur rodo ir šaknis ir trumpmenas, tai gražiai gausit. Tai koordinatė yra minus šaknis iš 3 iš 2. Jūs matot tokį važiai, kad minusas turi būti, nes mes pagal X turim minusą. O pagal Y mes turim pliusą ir Y 150 laipsnių yra 1/2. Jūs irgi į skaičiutuvą įmesit ir va čia yra 1/2. Tai va. Tai čia iš tiesų klausimas apie koordinatės buvo ir galėjo 105 laipsnių, kampas buvo duotas jį naudoti. Gerai, tai atsakymas pas mus C. Ne?
net matosi čia, kad nu, viena antroji būtų čia, tai nelabai panašu. Tai va. Gerai, toliau, kitas dalykas. Irgi dažnai būna, duotas sinusas, suraskite ten kosinusą. Tai čia darom visada per trigonometrinius sąryšius. Jeigu duotas sinusas, reiškia, jūs faktiškai jau ir turit kosinusą. Jeigu duotas kosinusas, jūs taip pat labai lengvai surasit sinusą, o jeigu reikės ir tangentą, nu ir taip toliau. Tai kaip mes tą darom? Žiūrėkit, pats tas pagrindinis dalykas yra sin kvadratu alfa plus kos kvadratu alfa yra vienetas. Man reikia surasti kos kvadratu minus vienetas. Tai iš čia kos kvadratu minus... Gal atskirai paaiškinsiu. Mes galim surasti kosinus kvadratą, ar ne? Sinusą jūs turit, įstatom 1/4 kvadratu, nepamirškit, kad kvadratai plus kos kvadratu yra vienetas. Tai iš čia tiesiog paprastai sprendžiam ir kos kvadratą gaunam vienetas minus 1/16, ar ne? Nu, kažkaip taip, jo, tai galit paskaičiuot, 15, nu, užrašykim, kad paprasčiau būtų. O jums reikia kosinus alfa minus vienetą. Nu, tai kosinus kvadrat. Nu, va, ir yra kosinus kvadrat. Tai 15/16 minus vienetas. Minus 1/16. Viskas, atsakymas irgi čia yra C. Tai va, tai pažymėkit savo, tikrai naudoja labai dažnai šitą dalyką. Ir geriau atskirai užrašykit ir paskaičiuokit, nes gali būti jums čia gali pasirodyti, kad oi, tai čia vat, kaip tik tas ir yra, kad kvadratų reikia tiesiog pakelt. Bet čia matot vietom perstatyta. Yra ne kosinus minus, yra ne vienas minus kosinus, o yra atvirkščiai. Tai dėl to čia reikia tiesiog suraskit ramiai savo kosinusą iš šito sąryšio ir po to įstatykit, kas jūsų jau ten domina. Taip, gerai, toliau. Yra žinoma, kad sinus alfa yra 0,6. Tai kas reiškia yra atsakymas, yra reikšmė sinuso. Alfa priklauso tokiam intervalui. Tuomet kosinus alfa. Ok. Žiūrėkit, jūs turit skaičiuotuvą. Jums pasakyta, kad sinusas kažkokio kampo yra 0,6. Jūs laisvai galit surasti šitą kampą. Kaip surasti? Ark sin 0,6 ir jums kaip tik ir duos atsakymą, koks čia yra kampas. Jeigu aš imu skaičiuotuvą, nu, arba ark sin, arba ten sinus minus 1 ir spaudžiu 0,6, po to ark sinusas, tai aš ten gaunu 36 kažkas ten kablelis ir taip toliau. Dabar, čia laipsnis yra kažkoks. Aš netrinsiu nieko, nes man tie kableliai labai svarbus yra. Dabar manęs čia paprašė kosinuso reikšmė. Tai aš gavau skaičiuotuvę alfa ir dabar aš tiesiog spaudžiu kos alfa, kad sužinot. Vat, kos. Ir man duoda atsakymą 0,8. Vat galit pabandyti su skaičiuotuvu čia tiesiog. Ir vat dabar labai svarbus momentas. Atrodo, kad 0,8 tos atsakymas čia yra, super, jis yra teisingas. Bet žinokit, čia tada paskubėtumėt, jeigu taip atsakytumėt. Kažkam yra duotas šitas intervalas. Jūs nepanaudojat kol kas visiškai šitos informacijos, bet jis kažkam yra duotas. Kam? Būtent, kad įvertint, ar teigiamas ar neigiamas bus atsakymas kosinuso. Nes kada mes skaičiuojam, kosinusas gali įgyti vieną reikšmę, bet kampas gali būti skirtingas. Tai reikia visada įvertinti, kur mes esam. Ir aš apie tai šnekėjau, kada rodžiau jums va čia 4 brėžinukai, kur kas yra teigiama, kur kas neigiama, kur sinusas teigiamas, kur kosinusas neigiamas. Tai va žiūrėkit, panaudokim dabar. Man pasakyta, kad nuo 90 iki 108. Čia yra 2/4, mes čia esam. 2.
Sinusas tame ketvirtį, sinusas, priminu, čia yra y. Jis teigiamas, aš matau, teigiamos reikšmės. O kosinusas tame ketvirtį, va čia koordinatės jau, yra neigiamas. Minusas, jeigu apie kosinusą šnekam. Tai atsakymas mano turėtų dar priekyje būti su minusu. Ir atsakymas yra A. Tai su trigonometrija visada taip, jūs gaunat atsakymą ir jums reikia pagalvoti, jeigu duotas intervalas, jums būtinai reikia pažiūrėti ženklą. Tai pirmas dalykas, jūs tiesiog sprendžiat kažką ir antras dalykas, pažiūrit, koks ten yra ženklas. Kaip matot, sinusas gali būti teigiamas, o tame pačiame ketvirtyje kosinusas gali būti neigiamas. Tai tą paprašiau pažiūrėti, jeigu jūs tą vienetinį apskritimą suprantat, nes tikrai nesiūlyčiau aš tus keturis brėžinius galvoje turėti, kur pliusai, kur minusai. Tiesiog vieną kartą suprast, kad sinusas yra ant y ašies, o kosinusas yra ant x ašies ir viskas. Gerai, prie antros dalies važiuojam. Tai pirmoji daly dažniausiai būna labai teoriniai klausimai ir nepasakyčiau, kad super ten lengvi, bet, įmanoma išspręsti. Antra dalis. Čia šiaip labai įdomu bus su 13.2, bet toj privažiuosim, aš net šiandien iki galo jų nespręsiu, va tu turėsit tokių namų darbų, galėsit pasibandyti. Žiūrėkit, pažymėję sinus 100 yra ką? Aš suprantu, kad jūs sinus 100 galit paskaičiuoti šiaip skaičiuotuvę ir gauti kažkokią reikšmę, bet vad nori, kad ką pažymėtum. Jums reikia kosinus kvadratų per ką išreikšti. Vėl pakartosiu. Sinus kvadratų alfa plus kosinus kvadratų alfa yra vienetas. Tai reiškia kosinusas kvadratų, čia yra vienetas minus sinus kvadratų. Viskas. Tai reiškia, dabar sprendžiam, kosinus kvadratų 100 yra 1 minus sinus kvadratų 100. O sinus 100 yra ką? O sinus kvadratų reiškia ką kvadratų. Tai 1 minus k kvadratų. Viskas. Čia toks atsakymas būtų į tą 13.1. Kaip matot, sąryšis labai dažnai naudojamas ir trigonometrijoje, ir planimetrijoje dar buvo mes naudojam. Dabar antra dalis. Kaip matot, B lygio nėra šalia ir yra pažymėta sinus 200 šiam. Per ką išreikšti? Gerai, va čia bus ganėtinai sunku, aš nežinau, kodėl antroji daly yra šitas dalykas. Aš tik jums pasakysiu, kaip reikia spręsti, jūs galėsit po to pabandyti formulės panaudoti. Žiūrėkit, sinusas, man reikia kažkaip per ką išreikšti. O ką yra apie 100, sinus 100? Tai aš galiu parašyti, kad čia yra sinus 100 plus 160. Ir šitą formulę, kaip ją atidaryti? Jūs turit formulių lape. Va šita. Sinus alfa plus beta. Pas jūs bus sinus 100 plus 100 šiam. Ir jūs pagal šitą formulę atidarysit. Tas pats su kosinusu. Bet dėja, neužteks vieną kartą panaudoti tą formulę. Nes jūs turėsit čia sinus 100 kart kos 100 šiam, ten plius, man atrodo, pagal formulę. Žinokit, neprisimenu, plius, man atrodo, ir atvirkščiai. Ir jums teks dar kosinusą perrašyti taip pat, kad čia yra kosinus 100 plus šiam laipsniu. Irgi dvigubai panaudoti tą formulę. Ir čia labai sunku nepasimesti ir gražiai viską į vieną eilutę užrašyti. Tai pažymėkit savo, kad čia reikia žiūrėti į tą formulę sumos, kur yra iš formulių lapo sin alfa plus beta. Visų pirma panaudoti čia ir po to, kada jūs turėsit dar tokius dalykus, sinusą 100 jūs pakeisit į K raidę, kaip tik jums ir reikia, kad K būtų. O kosinusą 100 šiam jūs turėsit atidaryti pagal formulę cos alfa plus beta iš formulių lapo. Čia užbaikit, čia tritaškis, čia nėra taip, kad čia pilna formulė.
Tai va, tai pabandykit, jeigu nepavyks, tai aš galėsiu atsiųsti gražiai, taip, surašytą tą sprendimą eilutę. Rašykit tada į chatą, aš atsiųsiu būtinai. Taip, turbūt čia viskas. Ai, dar vieną dalyką nepasakiau, kaip galit, irgi taškų čia gauti. Yra sinus 100, aš galiu paspaust šiaip ant skaičiutuvo, sinus 100. Sinus. Gaunu kažkokią ten reikšmę 0,984 ir bla bla bla. Ir pažiūrėsiu, o kas yra sinus 200 šiam. Kaip tik, ko man ir reikia. Tiesiog paskaičiuoju 200 šiam sinus. Ir aš gaunu tą patį tik su minusu. Minus 0,98 ir taip toliau. Tai gaunasi, kad sinus 200 šiam yra iš tiesiog minus sinus 100. Tai čia yra tipo minus ką. Taip galima gauti atsakymą. Šiaip čia antras atsakymas. Čia šitas toks sudėtingas ganėtinai ir čia 2 atsakymai bus. Vienas atsakymas iš jūsų šitos formulės, kur jūs atidarysit, ir kitas atsakymas iš tiesiog skaičiutuvo. Bet visada bandykit paskaičiuoti kažką, jeigu nežinot taip pat kaip spręsti, turit skaičiutuvą ir čia yra paprasti skaičiai. Tai čia antras atsakymas. Dabar. Ką jūs tikrai galit padaryti, kiekvienas iš jūsų galit išspręsti šitą ir pirmą lygtį, ir antrą lygtį. Nes jūs turit formulių lape sprendimą grinai parašytą, kaip reikia tą daryti. Žiūrėkit, tokia struktūra kosinus x kažkam lygus. Jūs turit čia formulių lape tokia sistema kosinus x kažkam lygus. Ir jūs tiesiog naudojat šitą dalį ir rašot analogiškai, kaip čia parašyta. Aš suprantu, ten bus kažkokių sunkesnių, bet reikia išmokti naudotis. Tuoj aš grinai perkelsiu ten ir parodysiu. Kad vieną kartą suprasti jau. Mes kitą pamoką irgi pratęsim, užbaigsim šitą trigonometriją. Ir pakartosim kai ką, tai aš noriu tik šitą dalį tada šiandien. Žiūrėkit. Kosinus x kažkam lygus. Gerai, aš rašau grinai dabar pagal šitą eilutę. Bet atkreipkite dėmesį, tik jeigu pilnai parašyta kosinus x kažkam lygus, jeigu čia bus 3 priekį. Jeigu čia viduj bus, viduj tai nieko, bet jeigu priekiai kažkas bus, tai jums reikia tada sutvarkyti, kad būtų kosinus x lygus kažkam. Tai rašau, x lygų plus minus arc cos a, o a yra tas, kas čia. Arc cos minus 1/2 plus 2pi k. Ir rašom, k priklauso z. Būtinai taip rašykit, nes čia pilnas atsakymas. Ok, ir dabar imkit skaičiutuvą, parašykit skaičiutuvę minus 1/2 ir paspauskit arc kosinusą paskaičiuokit. Tiesiog 0,5 minus ir aš spaudžiu arc kosinusą. Ir man duoda 120 laipsnių. Laipsnius jums duoda atsakymą. X lygų plus minus 120 laipsnių plus 2pi k priklauso z. Būtų neblogai dar vietoj 120 parašyti radianais, nes pas jūs pi jau ten dalyvauja, bet man atrodo ir taip užskaito. Tai viskas, tai čia reikia tik panaudoti jūsų šitą formulę iš formulių lapų. Dabar taip pat padarysim su tangentu, pažiūrėkim. Tangentas. Tangentas 3x kažkam lygus. Čia yra ok. Pažiūrėkim į schemą. Šitą reikia naudoti. Rašau. Dabar pas mane bus ne x lygų, o 3x lygų, nes ten viduj buvo 3x. Arc tangentas vieneto, nes čia yra vienetas, plus pi k, viskas. K priklauso z. Ką reiškia k priklauso z? Čia nėra kažkokie hieroglifai, čia yra, reiškia, kad k yra sveikasis skaičius, kad negali būti trumpmeninių skaičių ten, kad k visada yra vienetas, minus vienetas, ir taip toliau, sveikasis, žodžiu. Tai dėl to mes visada rašom. Dabar,
Atsakymas yra į kiekvieną lygtį. Kada yra x lygų kažkam? Pas mus kol kas 3x lygų kažkam. Tai žiūrėkit, visų pirma, arktangentą paskaičiuoju. Skaičiuotuvą turim vienetas arktangentas. 45 laipsniai. 3x lygų 45 laipsniai plus pika. Ką priklauso z. Kad būtų gražiau, visgi pakeisiu aš 45, čia yra pi iš 4. Aš į radianus pakeisiu. Tai va dėl to aš jums sakiau, kad kaip reikia žinot. Pi iš 4. Bet, tą pirmą pusę apskritimo, kur aš jums čia nubraižiau šiandien, tai pažiūrėkit, peržiūrėkit ir išmokit. Būtinai. Dabar 3 kart x yra ir va šitas reiškinys. Tai reiškia, reikia tiesiog padalinti iš 3 viską. Kaip paprasta lygtis. Ir bus x lygų ir visur dalinat iš 3. Pi iš dabar 4 kart 3, nes padalinti iš 3 reiškia kart 1/3. Plius pi k irgi dalinti iš 3. Ką priklauso z. Viskas, va čia yra jūsų galutinis atsakymas. Čia 12 įrašysit, net 4 kart 3, tiesiog pi iš 12 plus pi k iš 3. Ką priklauso z. Čia antra dalis, jums reikės grinai va šitą įkišti atsakymą. Tokia ilga, nepamirškit, ką priklauso z. Čia labai svarbi dalis ir jūs negausit taškų. Bet nėra ko čia pamiršti, jeigu jūs turit grinai schemą, pagal kurią reikia įrašyti. Ir vat gaunat porą taškų savo. Šiaip paprastai panaudojus tą schemą iš formulė lapo. Gerai, tai tada šiandien viskas. Parodysiu dar, kaip spręsti, kaip matot, čia lygtis, ar ne? Ir iš trečios dalies, čia jau 3 liko iš trečios dalies, kur daugiau pašnekėsim. Kam geriau sekasi su trigonometrija, tai tas galės tas ir trigonometrinės gal ir per egzaminą išspręsti. Bet vis tiek verta čia pašnekėti apie tai. Gal dar vieną kokį parodysiu. Su planimetrija mes viską jau žiūrėjom, tai čia labiau norėjau atkreipdėmėsi į tas formulės ir į sąryšius. Tai kitą kartą pabaigsim trigonometriją ir pradėsim tokį mini pakartojimą, ką jums tikrai reikia pakartoti prieš jūsų egzaminą. Ir sakau, bus ta nemokama papildoma pamoka prieš egzaminą 9 dieną sekmadienį. Tai, kaip čia, aš galiu atsakyti į jūsų klausimus, jeigu jūs kažką turit. Siųskit man užduotis, bet ką galit siųsti, bet geriau, aišku, iš egzaminų, tiesiog dėl to, kad jūs turite spręsti ir, panašios užduotis, ar ne. Bet siųskit klausimus, galite anksčiau siųsti, paaiškinsiu aš gal kitą kartą arba dar kitą kartą, nes tik 2 pamokos liko pas mus. Tai gerai, ačiū labai, kad buvot ir iki kito sekmadienio, jeigu ką, rašykit. Ačiū viso gero. Iki.